Tai kaip nuotaikas sugrįžus, kaip jausmas grįžus į Utenos areną? Labai malonu. Visų pirma, noriu visą Lietuvą pasveikinti su bronza. Tikrai vyrai gerą darbą padarė. O į Uteną čia visada malonu grįžti. Jaučiuosi, kad nebuvau išvažiavęs netgi. Labai jauku salė, viskas. Malonu, kai per pristatymą paploti svetimos komandos ir gali. Prisimena gerus žmonės, visada geri žmonės. Kaip pačiam sekas Panevėžyje? Nu, sportuoju, stengiuosi, nežinau, pažiūrėsim, sezonas parodės. Žaidimo braižas, ne braižas, bet tavo paties žaidimo kiekis, minučių kiekis gerokai skiriasi nuo Utenos. Ar galima sakyti, kad suradai savo komandą? Nu, tikiuosi, žiūrėsim, kaip bus, nes nėra pas mus dabar tiek daug žaidėjų, tokius patyrus žaidėjai kaip Gaidamavičius, Pakamanis ir kaip žaidėjai ten Elvikis. O čia gaunu žaisti, kiek treneris pasitikė, tiek išnaudoja. Kaip pats vertini šiuometinę Juventus komandą? Dabar pamatėjai iš arti, kaip tau pačiam atrodo? Nu, gerą komandą surinkta iš tikrųjų. Labai gerą komandą surinkta. Aš tikiuosi, jie įsibėgės ir sezonos jėgoje jie žais dar geriau. Na, kaip manai, ar pavyks įveikti Techasui su tavo pagalba? Pas mus, jeigu atvažiuos, bus rimta kova, čia be abejo.